Įsitaisome ant kilimėlio į gulimą padėtį. Pirmiausia, pagalvojame, kad tai yra sunkus kryžkaulis, sunkiai krūtinės ląsta, pečiai nuleisti, kaklas ilgas, tai smakras šiek tiek žemyn. Ir dabar svarbiausia kvėpavimo pratimas, šonkaulių uždarimas, rib cage closure. Svarbiausia, kad kai judinsime rankas, nekiltų šonkaulių lankas. Įkvepiam, pakyla rankos į lubas, iškvepiam, nuleidžiam link ausų. Įkvepiam į lubas, iškvepiam ant žemės. Įkvepiam ir iškvepimu krūtinė sunkėja gilėja, rankos leidžiasi link ausų. Įkvepiam, vėl pripildom pilvo oro, iškvepiam, nuleidžiam. Kartojam. Dar vieną kartą, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, nuleidžiam. Sudedam rankas už galvos ir darom paprastą atsilenkimą. Rankos yra alkūnės periferiniam regėjime, mentis siekiam alkūnėmis, kad mentys atsitrauktų nuo nugaros, būtų plačiai apkabinusios nugarą. Ir dabar leidžiam smakrą žemyn, keliam galvą, krūtinę kylam į mažą atsilenkimuką, leidžiame žemyn. Ir kartuojam. Iškvepiam, kylam, įkvepiam, leidžiamės. Atsilenkimas yra tikrai nedidelis. Labiausiai lenkimas vyksta per saulės rezginį. Tai toks mažiukas atsilenkimukas. Užduotis yra atkelti mentis nuo kilimėlio. Toks aukštis. Jeigu galiu sugalvoti, tai palieku juosmeninį linkį, jeigu galiu pajausti, kad jis šiek tiek išliktų, nereikia jo visiškai prispausti. Turi likti švelnus tarpelis po juosmenį. Paskutinis. Gerai. Dabar rankos pakyla į lubas, paskui rankas pakylam į atsilenkimą ir darom šimtuką. Įkvepiam 5 mostai, iškvepiam. Šito pratimo esmė yra kvėpavimas. Įkvepiam, iškvepiam, siunčiam pilvą labai gilin, rankomis siekiam. Įkvepiam, turit garsiai iškvepinėti per burną. Ir kiekvienu iškvėpimu siūsti pilvą vis gilin. Nepamesti aukščio atsilenkimo, būti visada tam pačiam aukštį. Sustabdom rankas, atsigulam, nusileidžiam. Ištiesiam vieną koją, ištiesiam kitą koją, rankos prie ausų ir kelsim į roll up. Tai yra pilnas atsisėdimas. Kyla rankos, galva įkvėpimu, iškvėpimu užbaigiu judesį, pasilenkiu į priekį. Įkvepiu ir vėl iškvėpimu leidžiasi žemyn. Leidžiame žemyn kuo lėčiau, bandant slankstelis po slankstelio. Ir kilimas yra lygiai tas pats, be inercijos, be didelės jėgos. Jeigu sėdantis kyla kojos, tai geriau daryti pratimą sulenkus kojas, bandyti pasikelti kuo aukščiau. Gal net nebūtinai atsisėdimą, bet kojos turėtų likti ramios, nekilti aukštyn.
šituo momentu, kai esam sunkiausiai daly, naudojam daug iškvėpimo. Yra momentas, kai sunku atsikelti, galva kaklas, labai iškvėpiam ir iškvėpimas padės pakilti. Du paskutiniai. Ir paskutinį padarius. Liksim, nusileisim gulėt. Rankos prie šonų, pakelsim vieną koją, pakelsim kitą koją. Ištiesim kojas į lubas, bet gali likti ir varliai, keliai plačiai, truputį sulenktos, jeigu sunkiai tiesiasi. Tiesios kojos, vyniojam kojas virš galvos, roll over. Atidarom pečių plotį, atkišam kulnus ir labai lėtai kontroliuojant savo judesį iš pilvo preso raumenų, leidžiam žemyn, truputį nuleidžiam kojas, suglaudžiam, ištempiam pirštus, kartojam, pakylam, atidarom, kulnai, leidžiamės po slankstelį žemyn. Labai lėtai ilginam stuburą, bandom lyg dubenį tolyn pasidėti, kontroliuoti judesį. Kvėpuojam svarbiausia. Dar vieną paskutinį. Darom kulnai, leidžiam žemyn ir vieną koją nuleidžiam, ištiesiam, kita koja tiesi, lieka į lubas. Rankos pasideda plačiau. Dabar svarbiausia užduotis yra stabilus dubuo. Tai jausit, ar juda dubuo ar nejuda, ir nuo to priklausys, kokio dydžio ratas. Pradžiai galite pasibandyti didesnį ratą, bet jei jaučiat, kad neišlaiko, tai darom mažesnį. Nes tikslas yra dubens stabilumas, darant klubo judesį. 5 ratai vieną kryptim, įkvepiu, pravažiuoju, iškvepiu, mostas žemyn, įkvepiu, pro mane pravažiuoja koja, užsikryžiuoja, iškvepiu žemyn, keičiam kryptį, iškvepiu, mostas žemyn, įkvepiu į save. 5 ratas, lenkiam koją, keičiam kojos vietomis, užkryžiuojam. Dideli ratai. Keičiam kryptį. Paskutinį. Sulenkiam kojas, pritraukiam. Pakeliam vieną koją vėl į kėdutę, iškvėpiam, pakeliam kitą koją, suglaudžiam, apsikabinam savo šlaunis, pakylam į kamuoliuką ir labai susilenkiam, kad juosmuo būtų prispaustas, pilvas kiek įmanoma gilyn, kuo arčiau stuburo. Ir darome rocking like a rock. Supamės ant juosmeninės dalies kaip akmenukas. Ir besisupant, iš pradžių maži judesiai, tik juosmuo kryžkaulis. O po to vis bandom didinti. Didinam judesį, didinam, kol galbūt inercija padidės tiek, kad mums pavyks atsisėsti. Kai atsisėdom, paimam rankas, apkabinam savo čiurnas, paimam už čiurnų, susilenkiam stuburą į C raidę, alkūnės plačiai, ovaliai ir pasižiūrėkit, kad už nugaros būtų vietos. Darysim kamuoliukus. Įkvepiam, iškvepimu ridenamės į atgal, įkvepiam, atsisėdam. Iškvepiam, ridenamės, įkvepiam, atsisėdam. Darom 10 pasiridenimų.
Dar porą paskutinių. Ir liksim sėdėt. Dar vieną padarę. Liekam šitoj padėtyj. Sėdimoj, kojos pakeltos, keliai plačiai. Ir dabar keliausim į single leg stretch. Tai apkabinam vieną koją, pritraukiam prie krūtinės, kitą tiesiam tolyn ir atsigulam. Atsilenkimo padėtis, jausmo prispaustas. Ir dabar keičiam kojas. Iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, keičiam, iškvepiam, užbaigiam judesį, įkvepiam, iškvepiam. Pusė judesio įkvepimas, pusė iškvepimas. Sustojam, pritraukiam kojas prie pilvo, pasiūbuojam kamuoliukę į šonus, truputį pailsim. Darysim double leg stretch, sekantis pratimas, abiejų kojų tiesimas. Įtraukiu šiek tiek poilsio. Tada kojos atsiduria varliai, keliai atskirai, kulnai kartu, pakylam į atsilenkimą. Rankos ant kelių. Ir darom tiesiam kojas rankas tolyn, rankos daro didelį ratą, kojas grįžta. Iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, įkvepiam. Stengiamės nenusileisti nei slankstelio žemyn, išlaikyti savo atsilenkimo aukštį. Dar du paskutiniai. Ir vėl į kamuoliuką. Jau pasiūvojam į šalis. Atsidūstam, pakvėpuojam, pailsim. Trumpam nuleidžiam kojas. Padarom pilvo laikrodžių šiaurė pietus. Tai prispausti juosmenį, išriesti juosmenį. Padarom šito judesių. Prispausti, išriesti. Kvėpuojam laisvai. Paskutiniai. Dabar vėl įkvepiam. Pasiruošiam iškvepiamų, keliam koją, tuo pačiu iškvepiamu kitą koją. Pakylam, ištiesim abi kojas, pakylam atsilenkimą ir darysim single straight leg stretch, vienos tiesios kojos tempimas. Iškvepiam, traukiam koją į save 2 kartus. 1, 2, keičiam įkvepimu. Keičiam. Kaip žirklės. Su rankomis patraukiam koją į save, tempiam ją. Bandom ištiest, kuo tiesesnę. Bandom paimti kuo aukščiau, gal net už čiurnos pavyks pasiekti. Kvėpuojam dar po kartą, viena koja, kita koja. Pritraukėt vėl į kamuoliuką poilsis, pailsim. Gulit susirietę kamuoliuką. Pakvėpuojat, pasiūbuojat į šalis. Gerai. Grįžtam gulimą padėtį, keliai plačiai, rankos už galvos. Ir dabar criss cross pratimas, įstrižiniam pilvo raumenim. Tai traukiam vieną koją ir kelias su alkūne susitinka. Įkvepiam, iškvepimu į kitą pusę. Įkvepiam.
Paskutiniai. Išsitęsiam pilnu ūgiu. Išsitempiam. Pasvyram į šoną, į bananą. Kojos ir rankos vienoj pusėje. Ištempiam vieną šoną, vieną įstrižainę. Į šoninį lenkimą nukeliaujam ir kvėpuojam į ištemptą šoną. Pagaunam savo už ištempto šono rankos ir dar patempiam save tolyn. Kvėpuojam. Nukeliaujam į kitą pusę. Kokie 5 įkvėpimai, iškvėpimai kitoj pusėje. Tempiam save, siekiam su koja ir ranka į priešingas pusę. Grįžtam į centrą, rankos lieka prie ausų, sėdamės į sėdimą padėtį. Ir dabar darysim spine stretch forward. Kojos yra suglaustos, pirštai į save, rankos priešais mus, delnais į grindis, pečiai nuleisti. Lyg ant atramų pasidedam rankas, sėdim akimirką labai tiesiai ant sėdinkaulių, stuburas kuo įmanoma tiesesnis ir lenkiamės galva, kaklas, krūtinė, lenkiamės į priekį, įkvepiam, iškvepimus, lankstelis po slankstelio, grįžtam atgal, pagalvom apie augimą aukštyn į lubas, viršugalvis į lubas. Įkvepiam, iškvepimu kartuojam, lenkiamės į priekį, įkvepiam, iškvepiam, grįžtam. Ir kartuosim 10 pasilenkimų į priekį. Grįžtam, atsisėdam, galva, kaklas, krūtinė. Paskutinis. Nuleidžiam rankas, truputį poilsiam. Pritraukiam, sulenkiam kojas. Paimam savo, kaip prieš tai darėme kamuoliuko padėtį, tai čia ta pati padėtis iš išorės, paimu už čiurnų ir open leg rocker pradinis pasiruošimas, tai yra kojų tiesimas. Čia sėdint, paimam tvirtai savo už kojos ir bandom tiesti vieną koją, grįžtam, bandom tiesti kitą koją. Ir vis keičiant kojas, darom tai viena, tai kita. Dar po kartą ir galėsim pabandyti abi kojas. Jau sėdim, abi kojas tiesiam, lenkiam. Tiesiam, lenkiam. Jeigu neišeina, darom po vieną koją. Paskutinis ir leidžiam pėdas, ištiesiam kojas kilimėlio kampų plotėje maždaug. Rankos vėl delnas į delną, bet lyg ant atramų nuleistos. Ir dabar pjūklas viso. Viena ranka važiuoja palei grindis žemyn, žvilgsniu sekame tą ranką. Jau kita ranka siekia priešingos kojos. Ir bandom pasisukt, pažiūrėti savo už nugaros į ranką, kurį nukeliavo. Lenkiamės ir sukamės vienu metu. Grįžta ranka palei grindis, braukiam pirštų galais, grįžtam, atsisėdam tiesiai. Kvepiam iškvepimu į kitą pusę, lenkiamės. Pasižiūrim už savęs, įkvepiam,
Iškvėpimu grįžtam. Sėdimą padėtį. Daugiau pasisukti negu pasilenkti. Tai labiau suktis aplink savo ašį, pažiūrėti už savęs. Grįžti į priekį. Lenkimės, pasisukam. Grįžtam į priekį. Dar po kelis kartus. Gerai. Sėdim tiesiai, nuleidžiam rankas. Ir dabar keliausim ant pilvo ir darysim kobras. Tai kojos plačiai, kilimėlio ploti, rankos akių lygiai, galva padėta. Atsigulam. Kai gulim, pasitikrinam, kad šonkauliai nesiremia, krūtinkaulis turi būti ant žemės, kakta ir kaktikaulis. Pilvas turi būti aktyvus, šiek tiek įtemptas, pakeltas. Įkvepiam, iškvepiam, lyg su nosim, ridenam kamuoliuką, keliam akis, žvilgsnį į viršų ir kylam į pilną arba pusinę kobrą. Tai arba sustojam, kol alkūnės yra dar ant grindų ir galbūt šonkauliai irgi padėti, šonkaulių kraštas. Arba kylam į pilną, kur tiesiam rankas. Ir vėl įkvepiam, iškvepimu darom kobrą, įkvepiam, leidžiam į žemyn. Ant viršų, įkvepiam, leidžiame žemyn. Atsistumam rankomis, naudojam labai jas aktyviai, įtempiam sėdmenis, ištiesiam klubus. Tai paskutinis. Nusileidžiam. Dabar kojas suglaudžiam, galvą pasukam ant šono, rankas suneriam savo ant nugaros. Alkūnės nuleistos. Double leg kick. Tai darysim, spirsim kojom savo į sėdmenis. Toks kaip pulsavimas, labiau nei spiris, bet 2 kartus. Iškvepiam, kojos, įkvepiam, pakylam į kobrą.